Yra žmonių, kurie reaguoja ne pagal logiką, o pagal emocijų audrą. Jie įsižiebia akimirksniu, tarsi degtukas, kuris vos palietus iškart suliepsnoja. Dar nepradėjus aiškintis, dar neišgirdus kitos pusės, prieš juos jau stovi kaltasis. Ne faktai, ne tiesa, o pirmoji emocijos banga tampa jų sprendimu. Tokie žmonės neklausosi, jie puola, nekalbasi, o rėkia. Jiems svarbu išlieti pyktį, o nesuprasti, kas iš tikrųjų nutiko. Jie nori teisybės, bet pamiršta, kad tikroji teisybė gimsta tik tada, kai dvi pusės išgirsta viena kitą, o ne tada, kai vienas stovi ant pjedestalo, o kitą iš anksto pasmerkia, net nesuteikęs galimybės pasiaiškinti. Bet pyktis – blogas patarėjas. Skubotas puolimas dažniausiai nuveda į dar didesnį konfliktą. Įžeidimai, kaltinimai, nemalonios situacijos, kurių vėliau gailimasi. Tik jau būna per vėlu. Žodžiai paleisti, tiltai sugriauti. Viskas, ko kartais reikia, tik akimirkos tylos, gilaus įkvėpimo, minties. Gal aš nežinau visos istorijos, nes tiesa dažnai slypi tarp eilučių, ne paviršiuje. Brandumas – tai mokėjimas pirma suprasti, o tik tada vertinti. Pirma išklausyti, o po to tik reaguoti. Nes kai žmogus puola iškart, jis rodo ne savo jėgą, o savo vidinę baimę, nevaldomas emocijas, nesugebėjimą sustoti ir pagalvoti. Jeigu norime mažiau konfliktų, turime mokytis tarpusavyje kalbėtis, o ne šaukti. Jeigu norime ramybės, turime mokėti stabdyti, nekurstyti. Jeigu norime supratimo, turime pirma patys suprasti. Niekas nepralaimi, kai susilaiko nuo skuboto sprendimo, bet beveik visi pralaimi, kai puolama aklai. Real Dreams.